Po 10 metų pertraukos Rusijos lietuvių bendruomenės atstovai susirinko į Sankt Peterburgą. 2 dienas vyksiančioje konferencijoje bus aptarti lietuvybės išsaugojimo klausimai, švietimo, kultūros, jaunimo organizacijų problemos. Panoramos korespondentų reportažas iš Sankt Peterburgo. Lietuvos generalinis konsulas Sankt Peterburge pristato konferencijos dalyvius. 40 žmonių iš Jakutsko, Barnaulo, Kaliningrado, Murmansko ir kitų regionų atstovauja 19 aktyviau veikiančių lietuvių bendruomenių. Lietuvos ambasadorius Rusijoje sako, kad esant įtemptiems Lietuvos ir Rusijos santykiams bendruomenėms trūksta pasitikėjimo savimi. Padaryti tam tikrą reviziją, kur mes esame, kodėl kai kurios bendruomenės, sakykime, nors ir veikia, bet nepersiregistravo, yra ir tokių, kai kurios, sakykime, pakeitė savo pavadinimus, įdėdamas tam tikrą vardą autonominį, irgi pasiaiškinti, ką tai reiškia, jeigu buvo lietuvių draugija. Kita vertus pasiaiškinti, kas kliudo šiandien, kad, sakykime, mes nebeleidžiam laikraščio, kad išnyko jaunimo organizacija. 2014 statistikos duomenimis Rusijoje gyveno beveik 86 000 lietuvių. Lietuvos institucijos kartu su lietuviais vykdo projektus, teikia visokeriopą pagalbą, tačiau Rusijos šiaurėje gyvenantys lietuviai kartais jos pasigenda. Norime, kad kuo daugiau vaikų būtų pakviesti į lietuvių kalbos kursus Vilniuje. 2 savaičių yra per mažai, nes vaikai vos pradeda suprasti ir reikia išvažiuoti. Pernai Ustilimskiai įsikūrusios lietuvių bendruomenės pirmininkė sako, kad pirmiausiai lietuvių ieško buvusiuose tremtinių kaimuose. Mes ten gyvename kaip viena šeima, tvarkysime visų kapines, net ir tų, kurie buvo ištremti iki 1948-ųjų, atpažinsime jų kapus iš paminklų. Anot pasaulio lietuvių bendruomenių valdybos pirmininkės, ar lietuviai išliks aktyvūs, priklauso ne vien nuo jų. Laukiame dabar 2016 metais rinkimų Seimo. Pavyzdžiui, elektroninis balsavimas būtų viena iš galimybių užsienio lietuviam lengvesnių būtų išreikšti savo politinę valią. Kiek supratau, Lietuvos vyriausybė apsisprendė šio sprendimo dar šiais rinkimais nepriimti. Tai būtų vienas iš iššūkių. Konferencija tęsis ir pirmadienį, bus kalbama apie švietimo, kultūros, jaunimo problemas.